Sveiki draugai! Jeigu jūs norite naudoti lazerinį, lidarinį vejos robotą atviroje vietoje, kurioje nėra jokių pastatų, nėra į ką lazerių montuoti distancijų, duosim jums kelis patarimus. Visų pirma, reikia suprasti patį principą, kaip dirba visi lazeriniai, lidariniai vejos robotai. Štai čia yra lazeris, jisai skanuoja aplinką ir ieško objektų, į ką pasimatuoti distancijas. Tokiu būdu robotas žino tikslės distancijas, kur jisai yra, nuo kažkokio tais objekto. Šiuo atveju objektų jokių pas mus nėra ir dar turim tvenkinį, kuris yra papildoma rizika. Vienas iš sprendimų gali būti įvairūs vazonai. Vazonas patartina turėtų būti bent metro diametro ir patartina ne vienas, net geriausia ne 2, o 3. Kai turi robotas 3 atskaitos taškus, jis gali tikslingai laikytis savo trajektorijos jūsų teritorijoje. Žinoma, gali būti ne tik vazonai, gali būti kažkokia dekoratyvinė sienelė, bet jeigu sienelė ar kažkokia lysvė ar kažkokia apdaila, jinai turėtų būti bent jau sprindis virš roboto. Kitaip tariant, bent 40-50 cm aukščio. Tokiu atveju mes galim būti ramus, kad lazeriniai robotai turės į ką skanuotis aplinką. Be abejonės šie patarimai šiek tiek yra taip liaudiškai pasūdyti. Nėra pasaldinti, nėra pagražinti, bet mes stengiamės jums pateikti informaciją specialiai, vadinkim, iš blogesnės pusės, tam, kad jūs suprastumėt sprendimo principus. Nes kai mes kūrėmės galbūt savo sodybos namus, mes tikrai nesukūrėm aplinkos idealiai tinkančios vejos robotams, todėl kartais turime namų darbų. Kitas momentas yra distancijos. Roboto lidaras lazeris, skanuodamas aplinką, turi darbo distanciją iki 40 metrų, bet mes dėl ramybės pasakysime iki 20-30 metrų. Taip kad robotas tokiam atstume turėtų turėti bent kelis atskaitos taškus, į ką skanuojasi. Žinoma, jūs galit mums pasakyti, mes turim tujų gyvatvorę, tujosgi suaugs, bus puikia tvora. Taip, tujos tinka, bet tai nėra stabilus paviršius. Tai yra apytikslis matavimas. Įsivaizduokime, mes su lazeriu matuojame tikslo atstumą iki mūsų vietos. Lazeris tai čia, tai ten. Robotas gi juda, kai važiuoja. Taip kad tas skanavimas į tokias aplinkas plus vėjo nešiojimas nėra stabilus. Kitas dalykas, tiek tujos, tiek krūmai, tiek viskas auga. Jeigu šiandien distancija yra iki čia, po mėnesio bus jau iki čia, nes šaka tiesiog paaugs. Taip pat dažnu atveju jūsų teritorija būna aptverta segmentinė tvora. Įsivaizduokite, kad jums reikia su lazeriu pataikyti iš 20 metrų į segmentinės tvoros strypuką, pasimatuoti atstumą. Tai irgi nėra tinkamas variantas, bet jeigu yra bortai pačioje, jau situacija gerina. Lygiai taip pat segmentinę tvorą galime uždengti plastiko juostą, kurią naudoja privatumui. Į tvorą įsideda juostą, tokiu atveju robotas lygiai taip pat turės į ką pasimatuoti distancijas. Sprendimas taip pat yra ir beje gana lengvas. Na ir be abejonės, šis video tinka tiems, kurie kaip dauguma normalių rimtų vyrų pirmą perka, paskui domisi, ką nusipirko. Visa informacija apie vejos robotus pas mus yra pateikta aprašymuose, yra daug video ir visus konsultuojame, visiems pasakojam atvirai. Taip kad jeigu jūs jau nusipirkot pirmiau robotą, o paskui domitės, kaip čia įspręs šią situaciją, galų gale va tokie visokie vazonai, galbūt kiti sprendimai, jums yra išeitis.